kas tu iš tikrųjų esi ir kiek šiai dienai maskių pas save turi. Noriu pasakyti ir pakalbėti tokia tema, kad viskas prasideda būtent nuo tavęs. Ne nuo jų, ne nuo pasaulio ir ne nuo to, kaip tave mato kiti. Kad viskas prasideda visų pirma nuo tavo žodžio, minčių, tylos ar tavo tiesos. Nuo to, ką pats apie save pasakai kasdien. Tu ir esi tas pirmas žmogus, kuris ir turi save išgirsti. Ir jeigu tavo žodžiai, kaip peilis, visų pirma duria sau, nejau laukia, kad kiti tave apkabins. Jeigu pats sau sakai, esu nevertas, nepakankamas, silpnas. Tavo kūnas tai išgirsta, tavo energija tą priima ir jau tada viskas ima griūti, nes tie ištarti žodžiai sklando virš tavo galvos. Tu su tuo gyveni kasdien. Nuo ko reikėtų pradėti? Tikrai ne nuo keršto, ne nuo praeities, ne nuo kitų noro pakeisti, bet nuo savęs. Nes kada skauda, pirmiausia skauda tau. Kai nepasakai, kas tave žeidžia, pirmiausia tave drasko tylėjimas. Kai lauki, kol kitas pasikeis, tu lauki ir gali laukti visą gyvenimą. Tavo kūnas girdi, tavo energija į tai reaguoja. Tavo žodis kuria tavo paties gyvenimą. O kada sakai, aš galiu, aš noriu, aš imsiu keistis, tai ir pradės pasaulis keistis. Kai sakai, man skauda ir pripažįsti tą, tai pirmas žingsnis į gydymą. O kai sakai, noriu gyventi kitaip, tai nėra silpnumas, tai ir yra didžiausia drąsa. Ir žinai ką? Niekas kitas, svarbiausia tame, kad už tave to nepadarys. Niekas kitas tavęs neišgelbės, kol pats nepaimsi savęs į rankas. Tavo siela to laukia, tavo šviesa tikrai neužgeso, tik galbūt šiuo metu yra prislopinta tavo paties maskių, tavo paties žodžių, tavo paties veiksmų, tavo paties keršto, tavo paties to, kas išeina iš tavęs per žodį, regą, veiksmą. Tavo kelias prasideda ne nuo jų, ne nuo žmonių, kuriuos tu nori pakeisti ar kad jie pasikeistų dėl tavęs. Tavo kelias prasideda nuo tavęs, tikro, be maskių, tik su šviesa ir meile. Jeigu pasiklydai, jeigu jautiesi prislopintas, aš čia. tą įveikti galime kartu. Bet reikia pradėti tau. Išgirsk save.